Didelio tankio arko blokai pasižymi ypatingų tvirtumu, tačiau dėl to yra gana sunkus, sveria nuo 12 iki 23 kg. Kelti juos rankomis kaip įprastas plytas yra ir sunku ir nepatogu, tai reikalauja daug laiko ir pastangų. Todėl mūrijant pastato sienas iš arko blokų siūlome naudoti štai tokius griebtuvus. Jie turi patogią rankeną ir užsifiksuojančius dantukus, kurie sugeba išlaikyti arko bloką. Griebtuvo rankeną patogiai paimsite ir viena, ir abiem rankomis. Griebtuvą naudoti labai paprasta. Į bloko kiaurymę pakanka įstatyti griebtuvo fiksatorių ir paėmus už rankenos kelti bloką. Taip užfiksuotą bloką galima patogiai paimti ir padėti ten, kur reikia. Dantukai labai patikimai užsifiksuoja bloko kiaurymėje ir tikrai nenukris. Griebtuvas iš bloko ištraukiamas lengvai. Tai reikia padėjus bloką į vietą, pakelti griebtuvo fiksatorių. Mūrijant sieną iš didesnių ir sunkesnių M18 ir M24 blokų naudojami du griebtuvai. Jie įstatomi į dvi kiaurimes. Naudodami šiuos įrankius mūro darbus atliksite žymiai sparčiau. Blokus taip kelti daug patogiau ir lengviau padėti į jiems numatytą vietą. Dar vienas įrankis, kuris yra nepamainomas mūrijant iš arko blokų, yra ši plonasluoksnio skiedinio klojimo dėžutė. Kodėl ji reikalinga? Arko blokų matmenys yra gana tikslūs. Jų aukščio paklaida 1 mm. Todėl blokus galima mūryti klojant 2–3 mm storio skiedinio siūles. Klojamas skiedinio sluoksnis turi būti labai plonas. Įprastais įrankiais paskleisti tokį ploną ir vienodo storio skiedinio sluoksnį yra daug laiko reikalaujantis ir labai kruopštus darbas. Žymiai greičiau pakloti tokį ploną sluoksnį galima naudojant šią dėžutę. Užpildžius ją skiediniu, tai reikia dėžutę padėti ant mūrijamos sienos blokų viršaus. Tada yra atidaromas dėžutės dugno skląstis ir dėžutė stumiama blokų paviršiumi. Skiedinys iš dėžutės pro atsiradusi plyšį vienodai pasiskleidžia ant blokų paviršiaus. Apatinės dėžutės briaunos glaudžiai apkabina bloką ir neleidžia skiediniui kristi į šonus. Taip visa blokų eilė nepaprastai greitai padengiama vienodo ir svarbiausiai tinkamo storio klijų sluoksniu. Šis įrankis darbo našumą pakelia 3 kartus. Sluoksnio storį ir siūlės profilio konfigūraciją suformuoja dėžutės priekyje esantys specialaus profilio dantukai. Kad paklotas plonasluoksnis skiedinys greitai neišdžiūtų, rekomenduojama juos kloti 2 metrų ilgio atkarpomis. Dėžutės yra ilgaamžės, pagamintos iš nerūdijančio plieno. Jos gaminamos 4 skirtingų pločių – arko M12, M15, M18 ir M24 blokams mūryti. Statybas kelis kartus paspartinančių įrankių galite įsigyti iš arko silikatinių blokų pardavėjų. Daugiau informacijos arko.lt.